Sveiki! Tęsime Fausto ir Tigris paskaitų ciklą. Turbūt pastebėjote skyrių kiekį. Iki šiol apie jį nekalbėjome. Programa numato galimybę ne tik skaičiuoti piniginės lėšas, ne tik skaičiuoti turimą turto vertę, tiek materialaus, nematerialaus, bet ir kiekius. Kas tai galėtų būti? Kokie tai galėtų būti kiekiai? Kiekiai gali būti kuo įvairiausi. Individualus dalykas. Galbūt daugumai iš jūsų niekuomet to neprireiks, bet verta galbūt paklausyti nors kartą, kad sužinoti programos galimybės ir galbūt kada jums prireiks. Pavyzdys galėtų būti, tarkim, jeigu jūs norėtumėte suskaičiuoti, kiek per mėnesį jūs naudojate kilovatvalandžių elektros energijos, arba kiek sunaudojate kuro, arba kiek nuvažiuojate kilometrų. Tai gali būti daiktų vienetų skaičius. Galbūt jūs prekiaujate kažkokiamis prekėmis, kelių rūšių prekėmis turguje ar panašiai. Visa tai gali būti įvedama. Taip pat, nuo kurio pavyzdžio pradėsiu, jūs galite, tarkim, jeigu esate iškėlęs savo tikslą riboti cigarečių pakelių, surūkamų cigarečių pakelių kiekį ir norite žiūrėti, kaip tas pokytis atrodo laike, grafiškai, jūs galite naudoti šios programos kiekių skaičiavimo galimybės. Tai pabandysime būtent su cigarečių pakeliais ir tą pavyzdį panagrinėti. Štai, jeigu mes išleidžiame kažkokią pinigų sumą įsigydami cigaretės, galima nurodyti, kiek cigarečių pakelių mes įsigijame. Tačiau mums pradžioje reikia įsivesti vienetus. Štai, mes įsiveskime vienetus. Eidame į valdymą, spaudžiame kiekiai, spaudžiame naujas ir įvedame naują kiekį. Tai cigarečių pakeliai. Tarkim, mūsų vienetai sutrumpintai atrodys CP. Sutrumpintą variantą būtina nurodyti skliausteliuose. Štai, spaudžiu Enter klavišą. Štai mes turime kiekius ir galime nuo šiol juos naudoti savo programoje. Viskas paprasta. Įsigijame štai išlaidos. Perkame už 9 litus, už grynus pinigus, įsigijame, štai pasirenku žalingi įpročiai, tabakas. Galiu nežymėti kokios šitos cigaretės, jeigu man tai neaktualu. Atkreipkite dėmesį, atsirado naujas simbolis, kuris paprastai niekuomet nesimatydavo, kadangi jūs nenaudojate jokių kiekių. Štai tai toks daug taškelių keliose eilėse. Paspauskite už jo. Štai, kaip tik atsiranda papildoma eilutė pririšta prie mūsų išlaidų srities esančios aukščiau ir mes galime įvesti kiekį. Štai tai bus vienas vienetas, taip, spaudžiu Enter klavišą ir Delete klavišą paspaudus man leidžia pasirinkti. Kol kas pasirinkimas nedidelis, cigarečių pakeliai ir spaudžiu dar kartą Enter. Štai taip atrodo cigarečių pakelių įsigijimas. Tarkim, dar kartą pabandykime, mes apsiperkame prekybos centre, perkame viską už 80 litų. Gerai, galbūt mes mokame kortelę 1122. Spaudžiu Enter. Štai, tame tarpe yra 18 litų cigaretėms. Taip, tai mes rašome žalingi įpročiai.
apačiai tabakas. Spaudžiu vėlgi šį simbolį. Čia bus jau 2 pakeliai, spaudžiu Enter. Kaip matote, programa jau atsimena, kad šią sričiai aš naudoju būtent vienetus cigarečių pakelius. Jums kitą kartą net nereikia įvedinėti, tiesiog paspausti Enter ir dar kas spaudžiam Enter, visa likusi suma, tarkim, yra maisto prekės. Štai taip atrodo kiekių įvedimas. Ganėtinai paprasta. Programa turėtų mums suskaičiuoti, kad mes 12 mėnesį surūkėme 3 pakelius cigarečių. Na, bent jau įsigijome. Kiek surūkėme, čia kitas klausimas. Tai grįžtame į suvestinę. Štai taip ir yra 3 vienetai. Na, čia prie vienetų galima nurodyti ir skaičių po kablelio. Tas galbūt retai kada reikalinga, bet gali tai būti poreikis įvesti, tarkim, jeigu tai yra litrai, tai litro dalys arba kilovatvalandžių dalys arba dar kažkokio tai vieneto, stambesnio vieneto sudėtinės dalys iki 100 dalių. Taip. Na, kaip ir aišku, dabar pabandykime tokiu pat būdu, kiekio aprašymo būdu, aprašyti nedidelį versliuką. Na, lietuviui tokį mielą verslą, sakykime, kad jis yra legalus, kad mes turime išsipirkę patentą. Šiek tiek tuo abejoju, ar tokį patentą galima įsigyti ir ar galima gauti maisto ir ar kokį ten leidimą prekybos ir gamybos. Sakykime, visiems labai gerai pažįstama prekyba čeburekais Palangoje. Ko mums reikės? Prekyba čeburekais Palangoje, būtent prekyba. Mes jų nekepam, bet mes juos tik pardavinėjam. Mes pirksim iš kioskelio, kuris juos kepa už 1 litą, o pliaže parduosime už 2 litus. Štai pabandykime. Ko mums reikės? Pirmiausia, tai įsivesti reikia sritis mūsų verslo. Mūsų verslas turės tiek pajamas, tiek išlaidas. Taip, įsiveskime į valdymą. Aš išdidinsiu galbūt. Štai, valdyme mes pajamose sukuriam skyrių verslas. Štai verslą sukuriame, jo viduje vėl spaudžiu sukuriam. Galbūt mes turėsim daugiau verslų, bet šitą vadinsime čeburekai. Štai, toliau einame į pajamas suskleidžiu. Išlaidose, paspaudžiu už išlaidų, paspaudžiu naujas, verslas, spaudžiu naują ir taip pat pavadinu čeburekai. Štai, dabar mes galėsime vesti tiek pajamas, tiek išlaidas iš verslo, čeburekų verslo. Taip pat mums reikia apskaityti čeburekų vienetų skaičių. Einame į kiekius, spaudžiame naujas. Tai bus čeburekai. Mūsų vienetai. Vieneto matas Č. Na, svarbu, kad jis būtų unikalus. Jeigu naudosime jau esamą, programa neleis naudoti tokio pat Č. Unikalumas turi būti ne tik kiekių, bet ir valiutų pavadinimuose ir štai kaip matome, mes negalime vienetų vadinti eurų, nes programa negalės atskirti, ar tai yra kiekiai daiktų kažkokių tai tokių pat pavadinimų, ar tai yra valiutos kursas. Na taip, mūsų verslui kaip ir pasiruošėme. Pradėkime nuo to, kad mes turime, pradėdami visą tą veiklą, galbūt mes netgi jau turime kažkiek tų, jūs pradėjote naudoti programą, bet verslas jau turbūt vyksta. Tai šiuo metu turite, jeigu jums reikia, galite įvesti, kad šiuo metu turite jau 100 čeburekų nupirktų. Štai, 100 vienetų. Šias skaičius po kablelio prasmės neturi, nes po pusę čebureko mes turbūt nepardavinėsim,
bet tiesiog nekreipkite dėmesio. Taip, čeburekai 100. Kągi, pradedame verslą. Pirmiausiai pabandykime įsigyti dar 10 čeburekų. Taip. Tai šiandien išlaidos mes jūs perkame, pamenate, po 1 litą grinais. Taip, grinais mes išleidžiame savo verslui, mūsų verslas, štai ir čeburekai. Taip, atkreipkite dėmesį, verslas ir čeburekai. Tai mes išleidžiame pinigus, ne kažkokiam maistui, ne, nors tai yra maistas, bet čia yra mūsų verslas. Atskirtas nuo kitų išlaidų. Štai, toliau paspaudžiame šį simboliuką, kad galėtumėm įvesti, kiek nusipirkome vienetų. Mes nusipirkom 10 vienetų čeburekų. Čia. Užtenka raštyti čia. Primenu, kad galima trumpinius naudoti. Štai, kaip matote, puikiausiai atpažino programa, kad 10 čeburekų. Štai, 10 čeburekų. Matote, mes įsigijome dar 10 čeburekų. Mes iš viso turime 110 čeburekų. Jeigu žiūrėsime šį mėnesį, gruodžio mėnesį, pas mus padaugėjo 10 čeburekų. Taip. Toliau mes parduodame čeburekus. Parduodame čeburekus už, tarkim, mes parduodame 20 čeburekų po 2 litus, tai uždirbame 40 litų, vėlgi grinais. Taip, vėlgi bus mūsų verslas. Štai verslas, parduoti čeburekai ir nurodome vienetus. Taip, nurodome vienetus, vienetų yra 20. Ir vienetų yra 20 ir pavadinam tai čia. Čeburekai atpažino. Ir spaudžiu Enter. Na, kaip matote, mūsų čeburekų pamažėjo, o pinigų mes uždirbame. Štai, dar kartą žiūrim. Čia 10 čeburekų padaugėjo, kaip matote, su teigiamu ženklu, su pliuso ženklu, arba be ženklo, tai tolygu pliusui, o čia minus 20. Taigi, nuo mūsų pradinio 100 čeburekų skaičius, čia mums padidėjo iki 110, o čia 20 pardavėm ir liko tik 90. Patikrinam, teisingai, jų yra 90. Iš vis šį mėnesį 10 čeburekų sumažėjo. Na, mūsų verslo, šio didelio verslo tikslas nėra vien čeburekų įsigijimas ir pardavimas. Mums svarbu pažiūrėti, kaip mums sekasi verslas, piniginė išraiška. Jeigu mes žiūrėsime analizėje, jeigu mes žiūrėsime tarp turto, mes nematysime kažkokio patogaus būdo pasižiūrėti, kaip mums sekėsi būtent su čeburekais. Bet mes turime galimybę panaudoti jūsų sudaryti pjūvį. Mes galėsime patys sukurti, ką mes norime suskaičiuoti. Na štai, pabandykime. Einame į valdymą, mano sudaryti pjūviai, spaudžiu naujas, įvedu čeburekų biznis. Štai. Taip, čeburekų biznis. Kas jį turėtų būti įskaičiuota? Na, mums reikia sužymėti pliusiukais ir minusiukais, ką mes norime pridėti, ką mes norime atimti. Mes norime pridėti štai verslas. Štai verslas ir mes ne bet kokį verslą, o čeburekus. Štai plius minus stulpelyje, vieną kartą spusteliu kairiuoju pelės klavišu ir man atsiranda pliusiukas. Gerai, tuomet mano uždirbti pinigai bus sumuojami su teigiamu ženklu, o išlaidos mano bus patirtos. Štai pabandykime pasižiūrėti, kur mūsų išlaidos. Verslas, čeburekai. O, suklydau, nereikėjo man čia paspausti už pačių čeburekų. Dar kartą grįžtu čeburekų biznis. Man reikia tik tai matyti, kad tai yra verslas čeburekai ir reikia pelytę spustelėti tik ant šios stulpelio. Štai čia bus neigiama. Dar kartą pasižiūrime. Čeburekų pajamos iš čeburekų bus pripliusuojamos, o išlaidos iš čeburekų bus atimamos.
ir matysime savo verslą. Na, kaip ir gerai. Tas, ko mums reikėjo. Jeigu jums reikėtų, galite prisumuoti daugiau sričių, čia jau pagal jūsų poreikį. Taip pat galite tiek pridėti, tiek atimti ir suskaičiuoti kažkokį tai iš kažkokių eilučių bendrą sumą. Tai grįžtam prie savo čeburekų verslo ir grįžtam į suvestinę. Tai pažiūrėkim, kaip mums sekasi su čeburekais. Taip. Mes pardavėme. Dar kartą pasižiūrėkime. Mes pardavėme. Taip, paspaudus klavišą F5 perskaičiuoja mūsų reikšmes. Na, galbūt automatiškai bus perskaičiuota, jeigu neperskaičiuosit, tai jūs paspauskit klavišą F5 ir matysit, kad čeburekų biznis šiuo metu mums yra 30 litų atnešęs. Bendrai paėmus, mes galim dar kartą patikrinti, ar tai yra tiesa 30 litų. Taip, mes išleidome 10 litų, o uždirbome 40 litų. Taigi mums yra 30 litų liko nuo mūsų verslo. Atitinkamai šiek tiek sumažėjo mūsų čeburekus turimų atsargų skaičius. Galbūt pavyzdys šiek tiek humoristinis, norėjau tik pailiustruoti galimybę skaičiuoti kažkokius vienetus. Ir taip pat skaičiuoti sumas susijusiais su kažkokiais tai vienetais. Vėlgi sakau, čia nuo jūsų fantazijos priklausys, kur jūs tas programos galimybės pritaikysite. Tikiuosi buvo smagu. Ačiū už kantrybę. Iki.